Pirmąją kalendorinio pavasario dieną Plungėje Juozo Tumo Vaižganto gatvėje 54 duris atvėrė nauja parduotuvė aivashop.lt. Joje parduodamos prekės neįgaliesiems, prekės slaugai, reabilitacijai, sportui ir laisvalaikiui vaikų prekės. Skelbiant oficialų parduotuvės atidarymą, simbolinę juostelę perkirpo garbūs svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma ir buvęs Lietuvos teisingumo ministras, taip pat Seimo narys Remigijus Šimašius. Tokio tipo parduotuvė labai reikalinga ne tik Plungės miesto gyventojams, bet ir aplinkinių miestų bei gyvenviečių žmonėms. Joje bus galima įsigyti visas slaugai reikalingas prekes ir gauti reikalingus dokumentus kompensacijai. Parduotuvė prekiaus reabilitacinėmis ir gimnastikos priemonėmis, o taip pat mėgėjiško bei profesionalaus sporto prekėmis. Apie naujosios parduotuvės asortimentą pasakojo vienas iš parduotuvės savininkų Valerijus Tonkus. aivashop.lt teikia praktiškai parduoda daug prekių nuo pačių įvairiausių, sakykime, sporto prekių, vaikų prekių, buitinės technikos, kompiuterinės technikos ir labai daug kitų pavadinimų. O konkrečiai čia bus parduodamos prekės, sporto prekės, reabilitacijai, gimnastikai, slaugai, kurios reikalingos. Taip pat bus ir vaikų prekių trupučiai. Kaip kilo idėja atidaryti būtent tokio tipo parduotuvę? Galbūt Plungėje jaučiamės tokių prekių poreikis? Idėja kilo turbūt tada, kai buvom pats Telšiuose susidūriau su to reikalu ir supratau, kad aplinkui ir artimiausiai vietoje galima Klaipėdoje arba Šiauliuose nusipirkti prekių. Tai ir kilo idėja užpildyti Plungėje tokiai kur parduotuvė ir užpildyti šitą trūkstamą nišą. Parduotuvėje prekes tiekia specializuoti Lietuvos tiekėjai. Įmonė ir pati importuoja prekes iš Čekijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos bei kitų šalių. Parduotuvės savininkų atidarymo proga atvyko pasveikinti verslininkas Petras Beinoras, kuris pasidžiaugė, kad Plungėje atsidaro tokio tipo parduotuvė ir linkėjo klestėjimo. Džiugu, kad atsirado Plungėje, buvo pastebėta niša, kad trūksta reabilitacinių prekių, sporto kažkokių. Ir džiugu, kad žmonės pastebėdami šitą trūkumą užpildė šitą nišą. Ir šito užpildymu norim pasakyti, kad jūsų verslas iš tikrųjų klestėtų ir kaip ta kiaulė, kad kuo didesnį nusiperėtų, daugiau barškėtų. Tai noriu palinkėti, kad jūsų verslas klestėtų, žmonėms būtų nuo to tik geriau ir kad kuo mažiau gal kreiptųsi į tos reabilitacijos. Plungės rajono savivaldybės administracijos vardu verslininkus sveikino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas. Ir labai malonu, kad jūs, kurdami šitą verslą, neužmiršot ir tų neįgaliųjų mūsų. Malonu, kad yra sporto prekės ir sportavimo ir laisvalaikiai, bet yra ir skyrius, kur yra reabilitaciniai technikai ir neįgaliesiems. Sveikinimų negailėjo ir kolegos. Lietuvos Respublikos Seimo narys Jurgis Razma vylėsi, kad plungiškiai supras sporto svarbą. Aš tikiuosi, kad plungiškiai vis labiau suvoks tą sportavimo, mankštinimosi svarbą ir kad galėtų tą daryti, turės neišvengiamai pas jūs ateiti, apsirūpinti tom reikiamom priemonėm. O tai jautrai žmonių grupiai, tai iš tikrųjų čia jau, aš įsivaizduoju, kaip ir jūsų beveik socialinė misija, palengvinant tą galimybę įsigyti reikiamas priemonės be transporto kaštų, važiuojant į didesnį miestą, tai reikia tik dėkoti, kad ėmėtės tos misijos, matyti jau iš tos dalies kažkokių didelių apyvartų nereikia linkėti ir nereikia planuoti. aivashop.lt parduotuvė dabar jau ir Plungėje. Čia kiekvienas ras sau patinkančią prekę.